Labas rytas. Šiandien jau 7 kelionės diena. Keliausiu link Kroatijos. Reikės įveikti 500 km. Dabar yra 17 laipsnių šilumos ir 5:30 ryto. Šalia manęs įsikūrė draugai iš Lenkijos. Čianais tėtis su sūnum, o toliau vienišas keliautojas iš Lenkijos. Man dabar jau pakuojas daiktus, nes reikia kuo greičiau pajudėti. Nu ir ką? Pasimatysim kelyje. Ahoj, esu jau Kroatijai. Galiu pasakyti, visai nešilta. 19 laipsnių dabar. Iki tikslo 333 km dar liko. Esu visai netoli Litvicos regioninio parko. Jeigu kas nors nebuvo, tai labai siūlyčiau nuvažiuoti, aplankyti, nes iš tiesų labai gražus. Tai va, suvalgiau šokoladuką ir važiuosiu toliau. Čiau. Ahoj. Pravažiavau jau Zagrebą. Iki kelionės tikslo liko kažkur 250 km. Sustojau pavalgyti į MC. Suvalgiau porą čyzų, išgėriau kolos, bulvyčių, susimokėjau 10 eurų. Realiai labai panašiai kaip ir Lenkijoje. Tik Lenkijoje dar pyragėlį gavau ir dar papildomą čyzą. Nu tai realiai sumokėjau brangiau, suvalgiau mažiau. Kas įdomu, tai Kroatijoje dar neradau nemokamą tūliką. Visi tūlikai mokami. Ir dar mokymuose tūlikose nėra servetėlio šalmų nusivalyti. Pravažiavau Lenkiją, viskas puikiai, su kondicionieriais, su servetėliom, ko tik nori, viskas nauja. Pravažiavau Slovakiją, viskas tvarkoj, Vengriją, viskas tvarkoj, atvažiavau Kroatiją, tai nieko gero su tuo reikalu. Ok, važiuoju toliau, žiūriu, veiksmas vyksta, žmonės sukos aplink mane. Nežinau net ar girdis. Iki. Oh my God. I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. The two of us, we don't have to stop. Baby, let's go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. I'll have your back if you'll have mine.
Sveiki, esu jau Kroatijoje, įsikūręs kempinge. Kaip matot, nuostabus oras, žmonės maudos. Tai įveikiau 520 km nuo Vengrijos kempingo. Kelias buvo nuostabus, ypač įvažiavus į pačią Kroatiją. Tiesa, buvo mokami keliai 3 vietose, bet tas kelias buvo vertas kiekvieno euro. Iš tiesų įspūdingi keliai, jautėsi važiuodamas kaip MotoGP. Platus, vingiuotas, nuostabus asfaltas ir panašiai. Tikrai rekomenduoju, būtinai įdėsiu į aprašymą ir ne tik aprašymą, bet ir nuotraukėlę viso savo maršruto, kaip ir kiekvieno maršruto, per kurį važiuoju. Motociklo kuro sąnaudos tai buvo apie 4 litrus, tai jau tampa standartu, kaip ir visą laiką. Tai irgi liečia tiek autostradą, tiek jau pačios Kroatijos vingiuotus kelius. Tai manau tiek apie patį kelią. Manau viską jau matėte video. O kas liečia kempingą, tai kempingas didžiulis kaip atskiras miestas. Iš tiesų pilnos gatvės visko, nuomos punktai, motociklai, paspirtukai, dviračiai, viską gali išsinuomoti, vandens pramogos, banglentės, nardymo kursai, įvairiausi stalo žaidimai, lauko žaidimai, krepšinio aikštelė, teniso kortos, baseinai, ne vienas baseinas. Bet visa tai turi kartu ir minusą. Minusas yra tas, kad teritorija yra labai didelė, tai jeigu važiuoji ilgą kelią, tai mažiausiai ko norisi, tai ieškoti dideliai teritorijai, kaip mieste, kur pasistatyti palapinę. Tai man vakar buvo toks įspūdis, kai atėjau ir administracijoje paklausiau, kur stovi motociklai. Aš noriu, sakau, irgi tenais pasistatyti palapinę savo. Sako, imk žemėlapį, pasivaikščiu. Galvoju, nu gerai, tai mažas kempingas, greitai čia praseisiu, susirasiu, kur tą palapinę pasistatyti. Kai išėjau, tai po valandos grįžau ir nuėjau tik pusę kelio. Tai sakau, kempingas didžiulis, įdėsiu kempingo žemėlapį, pramogų labai daug. Fainai, ta prasme, yra tas, kad yra kur pasivaikščioti. Tikrai neliūdėsit, yra kur pasivaikščioti, kur pavalgyti, kur papramogauti. Tai visko čia apstu. Mažoji Nida. Tai va. O dar vienas dalykas, ką norėjau paminėti, tai didžiulė kempingų zona yra ne žolė, o skalda tokia. Kaip žvyras, tai realiai palapinės tu pilnai net neįsmeigsi. Taip, brangios zonos, tai nuo 60-80 eurų, tai jau tu gali turėti viską, ir žolytę, ir elektrą šalia, bet jeigu ekonomiškos zonos, kaip aš mokėjau, 33 eurus, tai tu gauni tiesiog žvyro gabalėlį tarp medžių, be elektros, tiesiog netoli jūra, dušas ir kiti tokie minimalūs privalumai. Tai tiek apie kempingą. Ir dar trumpai apie maistą papasakosiu. Tai kaip ir minėjau, vakar buvau sustojęs tik McDonald'e ir suvalgiau kelis čyzus, bulvyčių ir kolos išgėriau už 10 eurų. Šiandien buvau vietiniam kempingo restorane ir užsisakiau jūros gėrybių picą. Susimokėjau 15 eurų. Bet šiandien jau pati prabangiausia kempingo pica. Kitos picos po 8, po 10, po 12 eurų. Tai realiai, kaip tu nori, tu gali pavalgyti už 8 eurus, tu gali pavalgyti už 15-20 eurų, o jeigu labai prabangiai, kokio omarą užsisakysi, tai gali sumokėti ir 60-80 eurų ar 100 ir daugiau. Tai va, tai tiek apie maistą. Dabar eisiu montuoti video ir galvosiu, ką daryti rytoj. Tai kol kas planų neturiu, galbūt liksiu dar vieną dieną čionais prie jūros. Bet greičiausiai jau važiuosiu, tik nežinau dar kur, ar į Slovėniją, ar į Austriją, bet pamatysite jau greitai sekančiam video. Tai iki, geros dienos, gero vakaro, priklausomai kas kada žiūri, ir pasimatysim jau kitoje dalyje. Čiau.